Pokalbis su dienos svečiu. Su visais radio klausytojais sveikinuosi iš Linai ir pristatau pokalbių laidą Pokalbis su dienos svečiu. Na, o šiandieną noriu pristatyti netgi kelis svečius, kadangi studijoje pas mus svečiuojasi Baidarių ir Kanojų Talšos sporto klubo prezidentas Vladas Stanelis. Labadiena. Labadiena. Ir sportininkas Osvaldas Murza. Labadiena. Labadiena. Ir kaip žinia, praėjusiai metai buvo itin sėkmingi kanojų sportininkams. Gal nuo šios būtent praėjusių metų apžvalgos ir pradėkime mūsų pokalbį. Tad kokie jie buvo kanojininkams? Pasidžiaugime. Prašom. Metai buvo neblogi, sakyčiau, nors tikėjomės daugiau iš tų metų, iš tų sportininkų, kuriuos pernai ruošėme. Ruošėme pernai ypatingomis sąlygomis. Gal šiame ir neturėsim tokių sąlygų, kokios buvo pernai. Pernai pradėjom ruoštis dar gruodžio mėnesį prieš sezoną. Turėjom stovyklą Zarasuose. Aišku, trūko ten sniego šiek tiek, nuvažiavom slidinėti, bet negavom sniego, bet vis tiek buvo sportininkai išvežti iš namų. Buvo tiesiog režimas, buvo dviejų savaičių režimas ir labai laukiam, aišku, vandens. Vanduo atsirado mum ne Šiauliuose, ne Talšos ežere, o suradom jį Klaipėdoj. Ir Klaipėdoj puikiai prairklavom, turėjom jau apie 20-30 km tada, kada Šiaulių Talšos ežeras dar buvo padengtas ledu. Aišku. Tai va, pernai tokia buvo pradžia, tokia įžanga prieš sezoną ir aišku, tikėjomės iš sportininkų, iš jaunųjų sportininkų tokių rezultatų, kokių kartais ir ką reiškia tikėjomės, reiškia svajojom. Garsiai mes nekalbėjom, aišku, kad laukiam čempionų, kad laukiam to, bet kažkoks tai kartelis, pavyzdžiui, man kažkoks tai kartelis liko. Aš neslėpiau šito nuo sportininkų, liko kartelis, kažko tai norėjusi daugiau. Na, visada, kaip sakoma, tą kartelę keliame aukščiau, ypač galbūt vadovai, treneriai tai kelia, ar ne? Taip. Ir treneris pas mus toks yra Pranciškus Gadeikis. Jis mane nuramino, sako, palauk, bet tai jo sūnus yra Tomas Gadeikis, dabar daugkartinis pasaulio čempionas. Tai sako, o tu žinai, kada Tomas pradėjo irkluoti? Jis jaunimo amžiaus būdamas buvo nežinomas, o pradėjo skinti pergalės tada, kada suaugo. Žodžiu, viltis miršta paskutinė. Taip, be jokios abejonės. O paklausiau Osvaldo, kaip jo praėjusiai metai, ar pateisino lūkesčius? Lūkesčių gal ir nepateisino, bet pasauliniu mastu varžybose esu nusivylęs savimi. Lietuvoje, kaip pasakė, nelabai buvo sunkios varžybos Lietuvoje, tik pasauliniu mastu, Europos mastu nusivylus. Aišku. Na, čia trupučiuką galbūt pateisinsiu tiek sporto, tiek visose sritise. Jeigu žmogus visiškai savimi patenkintas, sakoma, jis nebetobulėja. Kągi visi siekime pergalių toliau. Na, o kokiais džiaugsmais ir rūpesčiais pradedate šį sezoną? Ir gal priminkime prieš tai klausytojams apskritai, kada yra Baidarių Kanojų sezonas. Gegužės pradžia, labai svarbios, gegužės 5-6 Trakuose vyksta atrankos varžybos taurės, vadinasi Lietuvos taurė ir atranka tiems sportininkams, kurie pretenduoja Lietuvos rinktinę atstovauti pasaulio Europos lygio čempionatuose. Tai yra suaugusiųjų atranka. O po to jau bus jaunių ir jaunimo Trakuose taip pat atranka, kurie galėtų startuoti ir atstovauti Lietuvos rinktinę. Tai va, iš tų varžybų ir pirmųjų ir antrųjų mes laukiame iš savo kanojistų tikrų paraiškų į Lietuvos rinktinę, kadangi mes pernai buvom išėję iš Lietuvos ribų, jau vaikinai ir mergina mūsų Rutytė pajautė tarptautinių varžybų skonį, pajautė šitą visą atsakomybę starto zonoje, pavyzdžiui, jeigu apie Rūtą kalbėti, tai jin labai turi tokį drebolį starte
ir galbūt jeigu jin tik tai 6 vietą buvo pasaulyje pernai, tai vien dėl to, kad ji nesugebėjo valties atstatyti tiesiai į startą, o skersai, kada starteris jau paleido visas kitas valtis, jos valtelė buvo skersa dar. Žodžiu, buvo toks vodariubulys, tačiau šitas visas pasiekiama treniruočių, psichologo tiesa neturim, bet mes patys psichologai. Aišku, supratau, vadovai ir treneriai patys turi būti psichologai savo mokiniams. Taip. Kągi, o kalbant apie pasiruošimus ir minėjote, jog šiais metais galite neturėti tokių galimybių treniruotis. Kodėl? Jau neturim tokių galimybių, čia priklauso nuo rėmėjų. Rėmėjai mūsų tai neprognozuojami, nors pakalbėjus aišku, kad krizė ateina vieniem anksčiau ir išeina anksčiau, kitiem ateina ir kartais neišeina jinai. Aišku, per ilgai užsitęsė. Taip, per ilgai užsitęsė ir pasakė rėmėjai, pasakė tie, kurie labai mėgsta šitą sportą, kad šiemet, ponai ir klotojai, tiek negalim skirti. Tada mes prisitaikom prie vietinių sąlygų. Jau šiemet esam irklavę Rėkyvos ežero kanaliuke. Nelabai šiauliečiai dar žino, kur tas yra, bet iš Rėkyvos ežero išteka upeliukas toks, ir kuris po žeme teka į prūdelį, iš prūdelio tas vanduo siekiasi į Talšos ežerą. Tai anksti pavasarį šitas upeliukas jau ir teka. Kol dar visi vandens užšalę telkiniai, tai mes ten, aišku, ten sąlygos nelabai kokios, apsisukt su kanoja negali, bet... Norėjau sakyti, ir užtenka vietos. Nelabai užtenka vietos, bet vaikinam po žiemos, kurie veržėsi ant vandens. Tuo labiau dar turim mes ir Kuršėnuose Ventą. Ventą Kuršėnuose šiemet jau pradėjo, kitas klubas, baidarininkai pradėjo ten irkluoti, tačiau vėl užšalia. Be irkluojant užšalia Ventą. Šiais metais žiema tikrai neprognozuojama. Žiūrim į dangų, žiūrim į gandrus, gandrai neskrenda, pavasario nėra, o ką darys? Kažko pamiršo Lietuva visi. Taip, o dabar šiandien Osvaldas man sako, kad visi priešininkai jo jau irkluoja. Taip, kiti klubai sugebėjo važiuoti į Portugaliją, dabar vėl trečiadienį išvažiuoja 23 žmonių grupė iš Lietuvos į Kroatiją. Į Kroatiją, tai 4 žmonės išvažiuoja Olimpinio centro dėka, o kiti išvažiuoja kaip sugeba. Skaudžiu, kaip sugeba. O tęsiant mintį apie rėmimus, ką gali žinoti, būkime optimistais, galbūt atsiras naujų rėmėjų, belieka viltis. Tą darbą ir dirbam. Nesakyčiau, kad praradome tuos rėmėjus, jie yra, tačiau šiek tiek kukliau, o ieškojimo vyksta šitas procesas pastoviai. Bet reikia turėti bazę, reikia turėti gal šiek tiek apie bazę ir papasakoti plačiau. Kažkuo tai sudominti reikia vaikus. Dabar nuo 1954 metų mūsų bazelė stovi, kaip stovėjo iki 2013 metų sezono. Tai kad jeigu kas prie Talšos ežero nebuvo šiauliečių ir nematė Lokomotyvo bazės, nieks nežino kitaip, žino tik Lokomotyvo, kur eini į Lokomotyvo bazę. Tai va tokia Lokomotyvo bazė nuo 54 metų mes ir turim. Turim, aišku, be jokio po treniruočių dušų prausimosi, be jokių persirengimo kambarių, bet vaikai irkluoja, o sunkiau yra su rėmėjais, sunkiau su tėvais kalbėti vaikų, kurie tėvai atvažiuoja ir pamato, kokiam sąlygom mes irkluojam. Tačiau vėl yra viltis. Vėl yra viltis, nes sporto mokyklos Atžalynas direktorius buvo sukvietęs mus visus sporto klubus, liktai sekančiais metais papildomai gaunami 7 milijonai ar kažkas panašaus ir tada jie bus skiriami tarptautiniai trasai įrengti. Kaip žino daugelis šiauliečių, jeigu skaito spaudą, jau Talšos ežeras yra sujungtas su Ginkūno ežeru. Tai yra nuostabus, vienintelis Lietuvoje toks vandens telkinys, kur galima pravesti tarptautinio lygio varžybas. Nepasakysi šito apie bazę, apie sportininkų sąlygas buitinis,
bet Tikėkime, ir jos galbūt ateityje pagerės. Ekvatoriją jau turim, Taip. kas yra labai svarbu. Ir toliau, jeigu tikrai tie pinigėliai ateitų sekančiais metais, tai mes jau įsigytumėm automatinį starto liniją. O tai yra labai svarbu. Tai yra pagrindinis reikalas, kad atvažiuotų pas mus iš kitų šalių sportininkai. Aišku. Kol kas padėkosiu Jums už Jūsų pokalbį. Ateityje pakalbinsime šiek tiek daugiau klausimų, turime parengę ir sportininkui Osvaldui Murzai, o dabar kviečiu pasiklausome muzikos. Pokalbis su dienos svečiu. Ilgai grįžtame prie šios dienos pokalbių, o šiandien mes kalbamės apie kanojų sportą, apie visą tai išsamiau pasakoja Baidarių ir kanojų Talšos sporto klubo prezidentas Vladas Stanelis ir sportininkas Osvaldas Murza. Dabar keletą klausimų noriu ir paklausti būtent Osvaldo. Kada pats susidomėjai būtent šią sporto šaką? Susidomėjau būdamas 13 metų. Ir kas galbūt paskatino? Ar tai įvykis, ar kažkokie asmenys? Paskatino mane pusbrolis, kuris taip pat vis dar sportuoja. Vieną vasarą jis kalbino mane, einam į treniruotes, pabandysi, pamatysi, kaip ten yra, gal patiks, gal ne. Aišku, aš ne iš pirmo karto sutikau, bet visgi jis mane priveikė, nuėjom, pabandžiau. Ir kaip narkotikas. Iš karto užsikabinau. Ir supratau, nesigaili dabar, ar ne? Ne. O gal pasiekimais jau ir pralenkiai savo pusbrolį? Manau, kad taip. Vadovas nesumeluos, patvirtino. Aišku. Taip, na, ir kaip trupučiuką papasakok apie savo galbūt pirmuosius laimėjimus, kaip jautėjus, kaip tada tai atsitiko? Pirmieji laimėjimai pasireiškia gan negreitai. Teko ilgai treniruotis. Sunku buvo, aišku. Bet atsimenu, savo pirmąjį medalį buvo geras jausmas. Tikrai geras. Euforija. Ir kada, kur tai įvyko? Įvyko Šiauliuose 2 sezoną. Ir kuo? Aišku. Na ir apie kitus pasiekimus, norisi vis dar informacijos, supratau, kad Osvaldas šiek tiek kuklus yra, ar ne? Nelabai apie save nori atsiskleisti? Nelabai ir kuklus. Tolesni sportiniai pasiekimai, aišku, su laiku vis kilo, buvo sunku prasiskverbti į tą lyderių tarpą. Lietuvoje ypač buvo labai stiprus sportininkai. Gaila, kad jie metė sportuoti, bet vis laikas nuo laiko atsiranda stiprių konkurentų, su kuriais yra tikrai sunku pasivaržyti. Taip pat supratau, Osvaldai, mėgsti iššūkius, ar ne? Nepaisant sunkumų, jau ne pirmą kartą girdžiu, kad sunku, bet vis tiek nepasiduodi, ar ne? Taip, nepasiduodu. Ir kalbant, kaip apibūdintum galbūt šią sporto šaką, galbūt kaip pats manai, kokiu reikia charakterio ar kažkokių tai bruožų, būtent norint sportuoti ir kažko žinoma pasiekti? Sporto šaką galėčiau apibūdinti keliais žodžiais. Turi būti universalus, nes joje reikia ir ištvermės, ir greičio, ir jėgos, bei didelio ir stipraus psichologinio pasiruošimo. Pagrindiniai sporto šakai reikalingi bruožai tai būtų užsibrėžtas tikslas ir kryptingas jo siekimas. Negalima niekada pasiduoti, nepasiduoti sunkumams, turi juos įveikti, išspręsti problemą ir siekti tikslo. Labai konkrečiai ir aiškiai Osvaldas tvirtai vyriškai atsakė į mano klausimą. Na, ir dar noriu paklausti, nuo ko reikėtų pradėti norint tapti kanojininku? Čia galbūt klausimas jums abiems. Reikia irkluoti. Reikia mokėti plaukti. Kada vaikiukai ir mergaitės ateina pas mus, tiesa dabar nauja sporto šaka kanojų, tai yra mergaičių. Mergaičių feministės Kanados įsikovojo šitą teisę ir dabar jau 3 metai iš eilės kanoja irkluoja mergaitės. Anksčiau nebuvo leidžiama, ar ne? Ne, nebuvo tokios, kad mergaitės irkluotų. Mergaitės būdavo tik Baidarė irkluodavo.
Baidarė irkluoja, kaip ir visą laiką ir vyrai, o kanoja tik tais dabar nesenai pradėjo ir mes turim dabar tokią... Tai galima pavadinti vyrišką sporto šaką labiau, ar ne? Taip. Nepasakyčiau nieko apie tai, kadangi dabar mergaitės ir sunkumus kilnoja. O aš Keičiasi nekalbu viskas, apie dziudo, apie imtynės jau nebekalbu. Bent jau anksčiau galbūt tai buvo manoma, ar ne? O dabar viskas Bet keičiasi. Taip, tai Osvaldas pasakė, kad tai yra tokia sporto šaka, kur reikalinga ištvermė. Ištvermė, fizinis pasirengimas, gera sveikata, tai reiškia širdies ir plaučių darbas turi būti, bet tai yra nuostabi sporto šaka, palyginus visom kitom. Tai yra grynas oras, saulė, vanduo ir nuostabiausi gamtos kampeliai. Ten, kur yra irklavimo bazės, ten labai gražu, bent jau man taip. Čia dabar mūsų pasiklausė, kurie dar tik tai nori galbūt ar savo vaikučius leisti, ar paaugliai pasiklausė, manau, tikrai ateis pas jūs bent jau pamėginti šią sporto šaką. Galbūt Tikrai mėgėjiškai. nenusivils. O sakykit, ar traumų dažnai pasitaiko? Traumų sportuojant, ne. Traumas dažnesnės yra buitinės, ar paslysta ant ledo, ar kas nors tokio atsitinka. Ir visiškai nesusijęs, ar ne? Būtent. Visiškai nesusijęs su sportu. Sportas yra be traumų. Nu, Drįsčiau taip pagrindinis, reiškia, įrankis irkluotojui, tai aišku, yra irklas. Irklas. Nuo irklo, tai jeigu tai pavadint traumom, tai ir gaunasi. Rankytė jau nubrozdinta, arba į valties bortą, arba nuo nuospaudų, tai tokios traumos jau tikrai tikėtis galima tokių traumų. Aišku. Na, o apie treniruotės, kur treniruojate žiemą, kai ne sezonas būna? Ir kaip tai vyksta treniruotės? Žiemą treniruojamas, taip pat bazėje slidinėjam, bėgiojame manėžę ir einame iš tanginę. Ir baseinas plaukiojam rytais. Tai žodžiu, treniruotės, kaip supratau, vyksta taip pat intensyviai, tik tai Taip. kita linkme. Aš turiu pridėti, kad Osvaldas dabar yra čempionas. Čempionas daugiausiai iškeliantis svarmenių. Koks tavo rekordas dabar? Taip. 110. Pasigirk, Osvaldai. Taip, Taip, treneris man pašnipždėjo, kad jau Osvaldas jau galinėjasi su 110 svorių. O, sveikiname. Tai yra svarbu, reiškia, rezultatas žiemos, jeigu jis tokius svorius atlaiko, reiškia, jo struktūra, kaulų ir raumenų jau stiprėja ir ko mes labai laukiam. Laukiame, žinoma, ypač treneriai vadovai dar geresnių rezultatų, ar ne? Taip, viskas susiję, jis turi pakankamai gerą jausmą su vandeniu. Va čia kai kuriems sportininkams gali būti neaišku, ką reiškia jausmas. Taip, išties, paaiškinkit. Jausmas vandens, jausmas gali būti stipriausias žmogus, kuris nesugebės valties prastumti priekį. Reikia turėti jausmą, tą jausmą duoda tik Dievas. Jeigu tu ateini, vaikas ateina, jaunas, viskas tvarkoj, stiprus, jis galingas, jis neserga, bet jis taip ir bus vidutiniokas. Jis taško, jis vandenį stumia, bet valtis į priekį nerieda, neina, neslysta. Žodžiu, čia šiek tiek reikia ir visatos. Aišku, kaip galima pavadinti visatos dovana, galima talentų, kaip nori. Talentų, taip, galbūt talentų. Tu treneris, aišku, išugdo iš bet kurio žmogaus vidutinioką, jis gali tapti Lietuvos čempionu, jis gali būti, jis labai atkaklus, aišku, viskas, talentas tai yra, sakyčiau, 20%, o viskas yra darbas. Jeigu tu galbūt kitam žmogui reikės daugiau pastangų visą tai pasiekti, ar ne? Taip. Vėlgi padėkosiu Jums už pokalbį. Kviečiu padaryti muzikinę pertraukėlę, po kurios grįžime į eterį ir tęsime mūsų pašnekesį apie kanojų sportą. Pokalbis su dienos svečiu. Vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame priminsiu klausytojams, kas galbūt negirdėjo pradžios mūsų pašnekesio, kalbame šiandien apie kanojų sportą. O apie visą tai išsamiau mums pasakoja mūsų dienos svečiai, tai yra Baidarių ir kanojų Talšos sporto klubo prezidentas Vladas Stanelis ir sportininkas Osvaldas Murza. Dabar paklausiu jūsų apie Šiauliuose vykdomas varžybas, o jų turite tikrai ne vienas ir garses ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu. Prašom. Taip, Šiauliuose vykdomas yra varžybos ir vykdomas
net 10 metų, vykdomas 20, gal net 30 metų. Tai yra tradicija ir labai norėtumėm, kad šitą tradiciją tęstųsi. Šiauliuose yra pravesti 3 Tarybų sąjungos čempionatai. Tarybų sąjungos čempionatai, kada suvažiuodavo 16-17 komandų ir tada visi labai gerbdavo, tada labai visi džiaugiasi, nes Talšos ežeras yra pasižymintis sunkiu vandeniu. Pavyzdžiui, prieš pasaulio čempionatą atvažiuodavo Tarybų sąjungos rinktinė tam, kad jie pajustų sunkų vandenį. Paaiškinkite apie tai plačiau. Kaip tas yra sunkus vanduo. Pavyzdžiui, palyginus Trakų galvės ežeras yra labai lengvas vanduo. Šitas Talšos ežeras labai sunkus vanduo. Tai paaiškinama tuo, kas yra dugne. Talšos ežere yra dumblas. Dumblas reiškia ir tas vanduo irkluotojui reiškia įstraukia tą vandenį ir jaučia užsikabinęs kaip usmalą. Čia toks įsireiškimas sako. Bet juk buvo valytas Talšos dugnas. Tai nieko nereiškia. Taip, yra valytas, dabar jau šiuo metu įsirpti tie dumblai, bet jis netapo lengvesnis. Bet ežeras yra durpinės kilmės, todėl jis nuolat atsinaujina, tas dumblas auga ir tikrai yra sunkiau irkluoti negu Trakuose. Trakuose yra dugnas smėlėtas, matosi labai giliai, gal net apie 8 metrus. Vanduo yra skaidrus, o Talšos ežere gal 15 cm daugiausiai galima matyti, kas dedasi po vandeniu. Tai čia galima drąsiai teikti, jeigu vyksta varžybos Šiauliuose Talšos ežere, jos yra, pavadinkim, pasunkintos, ar ne? Nesąmoningai. Visiems dalyviams sąlygos vienodos, visi tą patį vandenį turi. Bet svarbu labai aišku, mums šiauliečiams svarbu, kad ta mūsų trasa, Talšos ežero trasa, nesakom, kad vyksta varžybos Šiauliuose, vyksta Talšos ežere. Tai svarbu, kad dabar tą trasą mes turim labai gerą, turim 2 kilometrų trasą ir toj trasoj vyksta varžybos, jau šiame 9 kartą vyksta Talšos regata. Talšos tarptautinė regata tai vykdoma yra nuosekliai 3 sporto klubų pagalba. Šiauliuose yra Baidarių kanojų irklavimo 3 sporto klubai. Tai yra Talšos sporto klubas, tai yra Irklo broliai ir Banga. Kadangi sporto mokykla Žalynas, kuri kultivuoja Baidarių sportą, tai tiesiog finansiniai negali. Nors šiuo metu pasikeitus direktoriui, šiuo metu jau ir mokykla padeda mums šitą regatą padaryti. Kuo šitą regatą įdomi yra? Tuo įdomi, kad susirenka labai daug žmonių. Pernai ir užpernai dar niekada Talšos irklavimo bazė nematė tiek mėgėjų, tiek tėvelių, tiek norinčių, kadangi mes šitą, kai galima sakyti, pagardinom šitą regatą, pagardinom drakonų irklavimu. Drakonų irklavimas tai yra labai populiarus pietryčių Azijai, o šiuo metu yra 4 drakonų valtys Lietuvoje ir jas atsivežus į Talšos ežerą, drakonais gali irkluoti bet kas. Taip, kad atsiranda tokia buvusių irkluotojų, reiškia, noras pabandyti savo jėgas. Esami irkluotojai irgi sėda, suburia komandas ir pasidaro labai graži tokia Talšos regatos užbaigiamoji gaida. Tai supratau, drakoną irkluoti gali ir mėgėjai. Tiesiog atvykę žiūrovai, ar ne? Taip. Tiesiog gali mėgėjai. Drakonai yra 20 vietų, įsivaizduoja, 20 irkluotojų irkluoja, vienas vairuoja, vienas būgną muša. Arba dabar jau atsirado Lietuvoje 10 vietų drakonai. Tai taip pat 10 irkluotojų irkluoja, vienas vairuoja ir vienas būgną muša. Tas būgnų mušimas skamba ne tik tais... Įspūdį sukelia tikrai, teko matyti. Taip. Šiaip tai Šiaulių, tai yra Talšos ežero ekvatorija, pamėgus yra ir Lietuvos federacija Baidarių kanojų, kadangi čia vyksta visos vaikų, jaunimo irklavimo varžybos. Čia visi, kurie dabar, kai pakalbė apie pasaulio čempionais, visi pradžią padarė Talšos ežere. Visi prisimena šitą trasą, kad va čia, arba nuvažiavo dabar į pasaulio arba Europos čempionatus, rusai susitinki su rusais,
Nu ir klausia, kaip tas ežeras, ten aš pradėjau, ten visi mus žino, tik aišku, šiek tiek jau reikėtų ir atsinaujinti. Aišku. Nu, o dar apie šių metų siekius planus. Planai šiemet. Tikslai yra aukšti. Europos bei pasaulio čempionatai. Europos čempionatas bus Poznanėje. Ten planuoju startuoti kilometrą, tai yra 1000 metrų. Trasa, distancija, kuri trunka 4 minutės. Tai yra ilgiausia sprinto distancija kanojų irklavime. Ir drįsčiau teikti, kad ji yra sunkiausia pasiruošti, reikalauja daugiausiai ištvermės, noro ir gero įrio. Gero įrio, jo. Gero įrio mes būtinai ir palinkėsime ne tik Osvaldui ir visiems kanojininkams. Na ir pabaigai paprašysiu jūsų palinkėjimo visiems RSD radio klausytojams. Labai norėčiau ir svajoju, kad Osvaldas įsikovoti teisę šiame startuoti pasaulio čempionate. Pasaulio čempionate reiškia startuoja iš Lietuvos 2 sportininkai, kuriuos rems federacija, nes pasaulio čempionatas vyks Kanadoje. Taip, kad čia bus iššūkis būtų didžiulis ir iššūkis dabar yra Osvaldui ir mes labai to norėtumėm, nes klubas, kad ir turėtumėm tokių sportininkų, klubas neįveiks tokio atstumo iki Kanados. Aišku. Linkime Osvaldui šito. Tai yra pasaulio čempionatas. Europą važiuosim, kadangi tai yra Lenkija, į Europą nuvažiuosim ir vešim visus savo sportininkus, kurie iškovos šitą teisę, ne bet kas gali ten ir būt, reikia iškovoti tą teisę Lietuvoje. Lietuvoje būt pirmam vertų atstovauti Lietuvai. Taigi, tikrai labai gražus palinkėjimai. Radio stotis prisideda prie šių palinkėjimų Osvaldui, o ko Osvaldas galbūt pats savo ir visiems, kas mūsų klausosi, norėtų palinkėti. Klausytojams norėčiau palinkėti sveikos gyvensenos ir būtinai sudalyvauti Talšos regatoje, nes tai yra nuostabus renginys. Na, manau, klausytojai išgirdo ir tikrai prisijungs, prasideda sezonas ir varžybos, kurias tikrai verta ateiti, pamatyti. Na, už mūsų svečiams padėkosiu, kad apsilankė šiandien pas mūsų studijoje. Ačiū už įdomų pokalbį ir dar kartelį sėkmės, ištvermės sportininkams, daug siekių, pasisekimo ir dar kartelį pasikartosiu gero įrio, kaip vadovas minėjo, na, o vadovams žinoma rasti gerų rėmėjų, kad bazė atsinaujintų. Na ir visiems priminsiu, šiandien laidoje pas mus svečiavosi Baidarių ir Kanojų Talšos sporto klubo prezidentas Vladas Stanelis ir sportininkas Osvaldas Murza. Viso ko geriausio. Ačiū jums.